Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė, life coach arba gyvenimo mokytojas. Ir žinot apie pritarimą dar kartą iš paskutinės konsultacijos. Moteris labai aiškiai pamatėm jos resursą, jos noras visiškai sutampa su programa, jai reikia ryžtis tik šiek tiek pakoreguoti darbą, išeiti iš samdomo ir nueiti į savo verslą, ar ne į savo, bet galbūt į kitą, kuris daugiau turės galimybių reikšti savo kompetencijas. Ir viskas būtų gerai, jai pasidarė drąsu, ji gavo patvirtinimą, bet sako, vyras nepritarė. Mes apie tai pakalbam šiek tiek ir žinot, aš juk žinau, kad jis nepritarė ne dėl to, kad jis yra blogas žmogus. Aš žinau, kad yra tam priežastis. Ir kai jau baigiam konsultaciją, sakau, parašykit man vyro duomenis. Ji man parašo, aš žiūriu, vyro kliūtis. Jam pačiam, 7, jam pačiam reikia pritarimo. Jam pačiam reikia palaikymo. Jį patį reikia stumtelt. Ir moteris, kuomet tikisi šito iš vyro, jis nėra blogas, jis nėra tas, kuris nepasitikė tą moterim. Jis yra tiesiog pats silpnas toj vietoj. Ir kaip kartais, nežinant, galima prisikurti daug labai blogų dalykų mintyse. O kai žinai formulę, tu supranti, kas vyksta, viskas pasidaro daug gražiau ir aiškiau. Tai jeigu žmogus nepritarė, jis nėra blogas, jis yra silpnas, o mūsų užduotis suprasti, kad mums reikia negilinti to žmogaus silpnybės, o padėti jam taip pat su jomis susitvarkyti. Ir jeigu moteris padarytų žingsnį, tas žingsnis padėtų vyrui pamatyti pavyzdį ir sustiprėti pačiam. Tai tokios įdomios istorijos, ačiū Jums.